Nuo senų senovės ant kūčių stalo pagrindinis valgis buvo kūčia, tad gardžiame ryte šiandien ir sužinosite tradicinės kūčios receptą. Dėmesio. Labas rytas. Esu Ramūnas Giraitis, Forto dvaro vyriausias virėjas ir šiandien norėčiau parodyti, kaip pasigaminti sakralinį kūčių valgį kūčią. Šiam patiekalui reikės kruopų mišinio. Šiandien aš naudosiu žirnius, perlinės kruopas ir avižų kruopas, natūralaus medaus, aguonų ir pakepintų riešutų. Šiam patiekalui kruopas išverdame, perplauname šaltu vandeniu ir tada maišome su medumi, dedame medų. Pilame aguonų, dalį pasiliksim papuošimui, pilame smulkintus kepintus lazdyno riešutus, stambesnių ir smulkesnių ir viską išmaišome. Taigi šiam patiekalui galima naudoti ir neapdirbtus grūdus, tai kviečius, miežius, rugius. Tiesiog, kadangi tai yra sakralinis patiekalas kūčių, tai pagal visokias reikšmės burtų galima naudoti pilnus grūdus. Taip. Taigi serviruojame į lėkštę. Galima į torto formą. Ir papuošiame aguonomis ir riešutais. Na štai mūsų patiekalas paruoštas, kūčia, kūčių vakarienės simbolis. Skanaukite ir gerų švenčių.